Sezoną Kazlų Rūdoje atidarė drag traukos lenktynių meistrai. Pirmojo etapo metu užfiksuotas ir naujas Lietuvos ketvirčio mylios įveikimo rekordas. Kažkada susukto ir jaunimo iš proto variusio, sakyčiau pusiau fantastinio filmo pavadinimas Greiti ir įsiutę, lyg etiketė prilipo viso pasaulio drageriams, traukos lenktynių mėgėjams ir profesionalams. Lietuvos pasiutėliai sezoną trankiai atidarė Kazlų Rūdos kariniame aerodrome, kuris per eilę metų tapo antraisiais ketvirčio mylios lenktynių fanų namais. Kaip ir reikėjo tikėtis, savo 100 arklio galių išvystančius drag automobilius paruošti spėjo ne visi. Bet kokiu atveju ant kovos lauko, ant betoninio lėktuvų pakilimo tako, ausų būgnelius draskančio variklių garso, padangų dūmų ir naujų rekordų netrūko. Prie starto eglės rikiavosi apie 30 dalyvių 5 klasėse pagal automobilių galios ir perdarimų lygį. Sulaukėme ir svečio iš Latvijos Edgarso Erinšo su Lotus Elise. Smagu, jog traukos lenktynių monstrų įskaitoje Supersport, trumpiau vadinamoje SS, startavo 4 automobiliai, kurių važiavimų žiūrovai laukia su didžiausiu nekantrumu. Kad sportininkai žiemą laiko neleido veltui, parodė ir kvalifikacinių važiavimų rezultatai. Mažiausiai 3 automobiliai iš silpnesnių buvo perkelti į aukštesnes klases, mat 402 metrų ilgio distanciją įveikė greičiau, nei numato klasės laiko limitas. Klasėje B standartiniai automobiliai su vienu papildomu galios įrenginiu jau turbūt tradiciškai lyderiavo Rimantas Mencleris su Fiat Coupé. Į trejetuką greičiausių pretendavo Evo 8 pilotuojantis Algirdas Dargis ir Justas Žilėnas su BMW 325. Klasės finale visų ratų pavara ir 60 arklio galių pranašumas Algirdui Dargiui nepadėjo. Fiat Coupé vairuojantis Rimantas Mencleris finišo liniją kirto pirmas ir šventė pelnytą pergalę. Sportinių C klasės automobilių įskaitoje be papildomų variklio galią didinančių įrenginių į finalų seriją išvažiavo ir dėl 2–3 vietų susigrūmė Latvis Edgars Erinš su Lotusu ir BMW 340 vairuojantis Karolis Gečas. Lengvutis Latvijos automobilis su šia užduotimi susitvarkė nesunkiai. Karolis liko 3, o didžiajame finale dėl klasės nugalėtojo vardo prie starto linijos šalia svečio stojo drageriams gerai žinoma Opel Corsa. Anksčiau ją pilotavo klasės čempionas Egidijus Sadauskas, o šį kartą prie vairo išvydome lenktynių organizatorių Rolandą Šležą. Beveik 250 arklio galių išvystantis ir ypač lengvas jo automobilis su ketvirčio mylios užduotimi susitvarkė puikiai. Latvis liko 2, o klaipėdietis Rolandas Šležas su Corsa laimėjo klasės kovą. Pojūtis tiesiog fantastiškas. Iš tikrųjų, automobilis skrenda į priekį kaip raketa. Turim potencialą dar, tai iš tikrųjų tikimės gerinti rekordus dar ateityje. Na, automobilis ne tik Lietuvos drage, bet ir tiek Lenkijos, tiek Pabaltijoje puikiai žinomas, iš tikrųjų vienas greičiausių turbūt atmosferinių, kiek yra tekę matyti iš mažalitražių, sakykime taip, kadangi klube esame partneriai, tai taip vyksta tokie mainai, automobilis pamažu keičia naują šeimininką. Aš dabar mokinuosi dar su Egidijaus Sadausko varikliu, greitų metu dėsime naują variklį ir žiūrėsime, kaip seksis. Pirmajame šių metų Lietuvos drag traukos lenktynių etape nemažą konkurencijos egzaminą sportininkams teko išlaikyti klasėje D – sportiniai automobiliai su keliais papildomais galios įrenginiais, pavyzdžiui, turbina ir NOS sistema. Greičiausių varžovų jėgos šioje klasėje apylygės, lenktyniauti tarpusavyje tikrai nelengva, sakė sportininkai, kuriuos ties finišo liniją skiria vos kelios sekundės dalys.
D klasės finale susitiko Evaldas Kaliūnas su Alfa Romeo ir Laimonas Macevičius su BMW 325. Praėjusių metų čempionas klasėje Evaldas savo titulą apgynė garbingai. Antras liko Laimonas Macevičius, trečias 2011 metų klasės vicečempionas Irmantas Katinas su Honda S2000. Čia įsibėgėti galima normaliai, ta prasme, daug labai yra vietos į šonus, jeigu kažkas atsitiktų negero, aišku, nedaug dievė, bet tai čia galima greitėti ir tobulėti. Daugumas pagreitėjo, čia buvo, aišku, pas daugumą gedimų, visko, darosi sunku jau ir šitoj klasėje išsilaikyti, matyti, kad jau kitais metais teks SS klasėje važiuoti, nes jau ir tai važiuoja man ribos. Šitas etapas man jau šiais metais kaip ir ne pirmas. Pirmą startą turėjau Rygoje Bikerniekose, ten užėmiau 3. vietą. Pasisekė neblogai, tik tai ten, kad prastesnė danga kelio yra. O čia danga nebloga, guma kimbo, taip sakant. Galima siekti rezultatų, be abejo. Na ir pagaliau, į Kazlų Rūdos aerodromą susirinkusi sirgalių minia sulaukė lenktynių deserto – Supersport klasės pasirodymo. Abejonėms nebuvo vietos. Jei tik technika nepaves, superfinalo dvikovoje dėl pirmos vietos turime išvysti Aivarą Štikelį su 850 arklio galių išvystančiu BMW Alteret. Po mažųjų finalų serijos 3. vietoje liko Mindaugas Beniušis su Audi Coupé, o dėl pirmos vietos prie starto eglės jau rikiavosi Aivaras Štikelis, BMW Alteret ir Paulius Vaškelis su BMW E30. Varžybų komentatorius pastebėjo teisingai. Įtariu, kad laimės BMW. Žinoma, taip ir atsitiko. Efektingai atrodantį monstrą į finišą pirmas atvejo klaipėdietis Aivaras Štikelis. Tądien pilotas šventė dvigubą pergalę. Jis ne tik laimėjo lenktynes, bet kartu sumušė Lietuvos rekordą galine ašimi varomų automobilių klasėje, kurį pats ir buvo pasiekęs. 402 metrus Aivaras įveikė per 9,54 sekundės, o finišo liniją kirto lėkdamas 230 km per valandą greičiu. Savaime aišku, antras klasėje liko praėjusio sezono SS klasės čempionas Paulius Vaškelis. Kas liečia tobulinimus, tai pakeičiau tiesiog uždegimo sistemą, kitą idėją viskas. O noriu padaryti, kad jinai važiuotų stabiliai, kad ne ta, kad vieną kartą nuvažiavau 11, kitą kartą nuvažiavau 10, kitą kartą 9,8, dabar 9,5. Tai reikia daryti, kad jinai važiuotų stabiliai. Ta prasme, 9,5 ir kiekvieną startą 9,5. Šiaip dažniausiai pirmam etapui mažai kas pagreitėja, nes sąlygos neleidžia. Ir ta pati danga neleidžia greitėti. Man tiesiog pasisekė, gal tiek, galim pasakyti. Nors siekta buvo 9,5. Jau sekančiam etapą norėsiu važiuoti 9,3, o dar kitam gal 8,9. Kitas greitų ir įsiutusių traukos lenktynių čempionato etapas įvyks birželio 23 dieną tame pačiame Kazlų Rūdos aerodrome. Dėl gero sukibimo su betoninė danga būtent šioje trasoje pasiekiami didžiausi greičiai, mušami rekordai. Prie starto linijos turėtume išvysti dar daugiau super greitų automobilių, todėl aplankyti šias varžybas verta. Žiūrovams jos yra nemokamos.